Šiandien pakalbėsime apie tai, kaip apgavo tiekėjas ir ką daryti toliau. Sveiki visi, šiandien pakalbėsime apie tai, kaip apgavo tiekėjai. Apgavo labai paprastai, užsakinėjau tokias grandinėlės, įrankis, labai elegantiškas, gražios, Figaro pynimo iš tiekėjos. Ir problema buvo ta, kad bendras jų svoris turėjo būti 300 gramų, o gavosi ir pasvėrus gavosi 257, gavosi skirtumas 42-43 gramai. Taigi susisiekus su tiekėju buvo pasiūlyta grąžinti sumą, kuri tolygi sidabro kainų rinkoje, bet manęs tas netenkino ir sutarėm iki to, kad grąžins papuošalais, kadangi 42 gramai yra 7 tokios apyrankės, nes viena turėtų būti 6 gramų, o 42 padalinus iš 6 gaunasi 7 apyrankės, tai norėjau užsakyti, tiksliau ėjau link to, kad jie atsiųstų, bet paskui sutarėm taip, kad man jas grąžins, kad užsakysiu ir suma, kuri buvo patirta nuostolis, bus padengta už kitą užsakymą. Bet atsiuntė faktūrą kitam užsakymui apmokėti ir žiūriu, kad net jau tam užsakyme yra nurodytas svoris mažesnis. Taigi dar kartą bandė apgauti, tai aš praradau šiuo atveju apie $60–70, bet nusprendžiau daugiau su tokiu tiekėju nedirbti ir tai galbūt buvo mano klaida, nes aš ne pirmą kartą jas užsakinėjau iš jų ir niekada netikrindavau, iš tikrųjų nekeldavau tokio klausimo, bet paskui patikrinus, pradėjau tikrinti viską. Ir žiūriu, kad tas svoris varijuodavo nuo 0,1 gramo skirtumo iki vos ne 1 gramo. Ir kai apyrankė yra 6 gramų, o tu gauni 5 gramų už tą pačią sumą, tai jau yra didelis skirtumas ir labai negražu. Ta prasme, tu pats negali laikyti tos pačios galbūt netgi kainos rinkoje ar pasiūlyti žmonėm, nes tai jau būtų galbūt biškį per daug. Taigi šiuo atveju nežinau, dar bandysiu kažką rizikuoti su jais užsakinėti arba tiesiog susitaikysiu su praradimu ir važiuosiu toliau. Tiesiog, aš nepraradau vienetų, aš praradau tik tai svorį, nuleisiu šiek tiek kainas ir pasidengsiu šitą minusą. Tai noriu patarti jums visiems, kad ir kokį gerą santykį turit, kad ir kiek ilgai dirbate su žmonėm ar su tiekėjais ar su dar kažkuo, visą laiką reikia tikrinti. Tai bus man gera labai pamoka ir tikiuosi, kad ją išmoksiu ir iki greito susitikimo, iki.